Sveiki, parašiau jums edukacinį video, kurio metu noriu pakalbėti apie plaukų atstatymą, o tiksliau apie plauko lipidinio sluoksnio atstatymą, nes pastebėjau, kad šiai temai yra skiriama labai mažai dėmesio, aplamai labai mažai kalbama apie lipidinį sluoksnį, o veltui, nes lipidinis sluoksnis yra pagrindas, be kurio plaukų atstatymas yra neįmanomas. Taigi šio video metu aš jums papasakosiu, kas tai per sluoksnis ir kodėl labai svarbu jį atstatyti. Na, o video pabaigoje papasakosiu, kaip turėtų atrodyti tobula plaukų rekonstrukcija, kad plaukai gautų visų reikiamų komponentų tam, kad sutvirtinti juos, kad jie būtų sveiki, gražus, elastingi, žvilgantis ir netrupėtų. Bet pradžiai noriu prisistatyti. Mano vardas yra Margarita, aš esu plaukų stilistė, koloristė, technologė, mokymų plaukų specialistams autorė ir lektorė. Aš esu Plaukų akademijos įkūrėja ir esu sukūrusi šiaip jau nemažai online kursų ir seminarų. Kodėl online? Todėl, kad online mano akimis yra labai patogus būdas mokytis, neišeinant iš namų, taupant laiką. Tai prieš kurį laiką buvau pradėjus vesti savo YouTube kanalą, paskui apleidau, bet grįžtu su šią temą apie lipidinį sluoksnį. Kodėl? Todėl, kad kalbant apie plaukų struktūrą, labai dažnai pamirštamas vienas, bet labai svarbus plaukų sluoksnis. Ir tai yra lipidinis sluoksnis, kuris suteikia plaukam prekinę išvaizdą. Tai būtent dėka lipidinio sluoksnio plaukai atrodo gražus, žvilgantis, gyvybingi, jie nesielektrina, nelūžinėja, nes būtent lipidinis sluoksnis padeda išsaugoti jų viduje drėgmę, baltymus bei kitus atstatomuosius komponentus. Bet prieš pradedant kalbėti apie lipidinio sluoksnio atstatymą, aš noriu prisiminti kartu su jumis, kokia yra plauko struktūra. Ir jeigu mes perpjautumėm plauką skersai, mes pamatytumėm 3 sluoksnius. Tai plauko vidinis sluoksnis yra medula. Medula tai yra tuščiaviduris sluoksnis, kuris užpildytas oro burbuliukais. Ir medulos toks yra ypatumas, kad jinai yra ne visuose plaukuose. Būna tokių plaukų, kur medulos tiesiog neegzistuoja. Bet plauko išvaizdai tai ir būkliai tai jokios įtakos neturi. Tada sekantis sluoksnis yra korteksas. Korteksas yra vidurinis plauko sluoksnis, jis yra pats didžiausias. Jis sudaro apie 85% plauko masės ir yra sudarytas iš keratino baltymo. Na ir išorinis sluoksnis yra kutikulė. Kutikulė yra labai plonas ląstelių sluoksnis, kurį dengia žvyneliai. Ir europietiško tipo plaukai, tai čia mūsų klienčių plaukai turi apie 6-8 žvynelių sluoksnius. Kutikulė atlieka tokią apsauginę funkciją, jinai apsaugo korteksą nuo pažeidimo. Nes kol korteksas yra nepažeistas, plaukai yra tvirti, kai tik pažeidžiamas korteksas, plaukai pradeda lūžinėti, skilinėti, jie tiesiog nulūžta, praranda tvirtumą. Na, o sveiko nepažeisto dažymais ir kitais veiksniais sudėtis yra sveiko plauko, nepaminėjau. Taigi sveiko plauko, kuris nėra pažeistas nuo dažų, karštų įrankių naudojimų, galbūt kas baseinus labai mėgsta dažnai be kepurytės maudytis baseinuose, taipogi plaukai yra pažeisti. Taigi, kol plaukas yra sveikas, jo sudėtis atrodo taip. Plauko sudėties sudaro net apie 15% vandens, 6% lipidų, 1% pigmento, kuris lemia natūralią plaukų spalvą
ir apie 78 procentus baltymų, tai yra keratino baltymas, kuris yra kortekse. Tai kai plaukas yra sveikas, atsiprašau, netyčia perjungiau. Taigi, kai plaukas yra sveikas, jo žvyneliai yra suglausti, plaukai atspindi šviesą, jie nesivelia, nesielektrina, jie vienu žodžiu atrodo gražiai, sveikai. Ir kai plauko sudėtis pasikeičia, tai yra sumažėja vandens procentas, sumažėja lipidų procentas, pigmento, kai mes plaukus šviesinam arba gerai, kai dažom, tai natūralūs pigmentai pakeičiami kosmetiniais, bet kai mes kalbam apie balinimą, apie miltelius, tai pigmentai yra išnaikinami, suardomi. Ir taipogi, jeigu plaukas pasikeičia, jo sudėtis, tai sumažėja ir baltymų kiekis. Todėl, jeigu mes kalbame apie plauko atstatymą, jeigu mes norim atstatyti plauką, tai visada reikia siekti atstatyti tiek drėgmės balansą, tai yra vandenį, lipidus ir baltymus. Tam, kad plauko sudėtis taptų kuo artimesnė tai natūraliai sveiko plauko sudėčiai. Taigi, kur yra tas lipidinis sluoksnis, apie kurį aš kalbu? Tai lipidinis sluoksnis jis yra tarp kutikulės žvynelių ir jis yra lengviausiai pažeidžiamas, bet jis yra pats svarbiausias, nes būtent lipidai yra pirminė plauko apsauga nuo pažeidimų. Tai aš atversiu, kad galėčiau pabraižyti jum. Taigi, kaip matote, per mikroskopą sveikas plaukas atrodo taip, žvyneliai yra suglausti ir tuos žvynelius tarpusavį sulaiko lipidų sluoksnį, tas lipidinis sluoksnis. Bet kai lipidinis sluoksnis pažeidžiamas, o jis pažeidžiamas pirmiausiai, iškart kutikulės žvyneliai atkyla ir plaukas panašėja į kankorėžį. Šiaip žvyneliai dar atkyla dėl pasikeitusio pH, kai yra veikiama šarminėmis priemonėmis, bet dėl šarmo susiardo ir lipidinis sluoksnis, todėl tai yra labai labai susiję. Taigi, tikslas mūsų plaukų specialistų visada atstatyti kutikulę taip, kad jinai atrodytų kaip pirmoje nuotraukoje, nes būtent kutikulė ir yra toks pagrindinis apsauginis sluoksnis, kurio tarp kutikulės žvynelių, kaip ir sakiau, yra tas ir lipidinis sluoksnis, kurį taip pat mes turime visada atstatyti po visų procedūrų. Bet dabar truputėlį plačiau, kasgi yra tas lipidinis sluoksnis, tai yra natūralus apsauginis riebalinis sluoksnis, kuris dengia plauko paviršių. Jis sudaro riebalai, lipidai, jeigu moksliškai neteisingai terminą naudoti lipidai, bet buitiškai paprastai žodžiai tai yra riebalai, kurie suteikia plaukams elastingumą, blizgesį, išsaugo drėgmės balansą, apsaugo kutikulę nuo pažeidimo, tai yra nuo saulės, vėjo, šalčio, nuo taršos. Padeda išlaikyti pigmentą po dažymo, taip pat labai svarbu visada atstatyti lipidinį sluoksnį, kad spalva geriau laikytųsi. Lipidinis sluoksnis taip pat apsaugo plaukus nuo lūžinėjimo, padeda plaukams atrodyti glotniems, sveikiems ir gyvybingiems. Tai kaip aš jau ir sakiau, jis suteikia plaukams prekinę išvaizdą. O kasgi iš tikrųjų yra tas lipidinis sluoksnis? Tai lipidinis sluoksnis jis yra savo sudėtim labai panašus į sebumo ir riebalo sudėtį, kuri išskiria mūsų riebalinės liaukos. Ir būtent šis faktas paaiškina, kodėl net pas tas blondinės, kurios yra ten balintos milteliais, prie šaknų visada būna plaukai glotnūs, tokie blizgantis. Tai yra todėl, kad kai plaukai liečiasi prie galvos odos, atsistato natūralus lipidinis sluoksnis dėka sebumo, kurį išskiria mūsų riebalinės liaukos. Bet ilgių jau to sebumo neužtenka, nes nieks nevaikšto taip, kad taip susiriebalotų plaukai, kad nubėgtų sebumas iki galiukų. Todėl mes turime jau patys atstatyti tą lipidinį sluoksnį, naudojant kosmetinės priemonės.
Kas pažeidžia lipidinį sluoksnį, tai kaip aš jau ir minėjau, yra plaukų dažymas ir balinimas, nes tai yra šarminės priemonės, kurios pažeidžia plauko pH, suardo lipidinį sluoksnį, suardo žvynelius ir pažeidžia kortekso sluoksnį, ypatingai kalbant apie miltelius, apie balinimą milteliais. Tada sekantis punktas yra karštas formavimas, tai yra tiesintuvai, džiovintuvas be apsaugos karšta oro srove, nes karštis, šiaip žinot, yra toks nematomas plaukų žudikas, todėl kad jis daro plaukam žalą labai nepastebimai. Nebūna taip, kad vieną kartą išsitiesino plaukus mergina ir jau jie iškart pradėjo skilinėti. Ne, ta žala jinai turi tokį labai kaupiamąjį efektą. Tiesiog jeigu reguliariai naudoti karštus įrankius, po kurio laiko pradeda plaukai lūžinėti, nes karštis jis sunaikina keratino baltymą, tiesiog jį suardo, bet sakau, ta žala jinai vyksta tokia labai palaipsniui ir kai jau pradeda trupėti plaukai, dažniausiai merginos pradeda kaltinti savo plaukų specialistus, sakyti, kad čia man sudegino milteliais, dažai buvo blogi, ar ten dar kažkas vienu žodžiu, bet labai retai sieja tai su karštų įrankių naudojimu, nes pasikartoja, tai nebūna taip, kad išsitiesinai ir plaukai iškart pradėjo skilinėti, ne, ta žala jinai vyksta tokia palaipsniui, bet atgal kelio jau nebūna, nes esu mačius net, kai merginai tiesiog iš mano ilgio plaukų beveik iki pečių nutrupėjo per porą mėnesių, kai pradėjo naudoti tiesintuvą ant 230 laipsnių be apsaugos. Taigi, netinkamos priemonės taip pat pažeidžia plauko lipidinį sluoksnį, tai netinkamos priemonės yra agresyvūs šampūnai ir dažniausiai kalba eina apie giliai valantį šampūną, kuriuo klienčių namuose neturėtų būti, bet kažkodėl įvairiuose grožio prekių parduotuvėse, ypatingai tose, kur yra skirtos profesionalams, bet ir ne tik, giliai valantį šampūną, konsultantės rekomenduoja giliai valantį šampūną naudoti riebiai galvos odai. Tai giliai valantis šampūnas netinka riebiai galvos odai, jis tik sukuria efektą, kad jis ten gerai išplauna, bet jis padaro daugiau žalos ilgiui negu naudos, nes riebiai galvos odai reikia naudoti šampūnus, kurie yra skirti riebiai galvos odai, o giliai valantis tai yra šampūnas, kuris turi būti tik tai salone. Namuose jo neturi būti. Taigi, toliau ultravioletiniai spinduliai pažeidžia lipidinį sluoksnį, tai yra nuo saulės. Ir kaip mes galime tai pamatyti, tikrai jūs matėt, stebėjo tokį dalyką, kad veikiant saulės spinduliais plaukai pašviesėja. Tiek natūralūs, tiek dažyti. Tai būtent šis faktas mums parodo, kokią žalą daro plaukams saulės spinduliai, kad pakeičia jų spalvą, išnaikina pigmentą melaniną, suardo plauko baltymą, tai yra keratiną, ir dėl saulės spindulių, aišku, ta žala nėra tokia stipri kaip po karštų įrankių naudojimų, bet taipogi saulė labai kenkia plaukams. Na ir paskutinis punktas, tai yra druskos, chloras ir kietas vanduo. Chloras yra šarminis agentas, jis atidaro žvynelius, suardo plauko lipidinį sluoksnį. Druskos ir mineralai, kurie yra kietame vandenyje, jie kaupiasi plaukuose ir taip pat padaro juos šiurkščiais, dėl to plaukai praranda žvilgesį, pradeda skilinėti. Na ir kaip vizualiai suprasti, kad lipidinis sluoksnis yra pažeistas, tai prieš vardijant jums punktus pasakysiu paprastai. Visuose plaukuose, kurie yra dažyti, lipidinis sluoksnis yra pažeistas, tiesiog pas kai kuriuos daugiau, pas kai kuriuos mažiau. Bet jeigu plaukai yra dažyti, tai lipidinį sluoksnį bet kokiu atveju reikia naudoti priemonės, kurios atstato tą lipidinį sluoksnį, ir sekančioje skaidrėje aš jums įvardinsiu šitos komponentus. Taigi,
Kai lipidinis sluoksnis yra pažeistas, plaukai tampa šiurkštus, matiniai ir greitai susivėlia. Atrodo, išsišukavai, ir mano net irgi. Aš patikėkit, labai prižiūriu plaukus ir atstatinėju lipidinį sluoksnį, bet vis tiek jie yra dažyti, žvyneliai yra atkylę, todėl išsišukuoju, bet po gero pusdienio mano plaukai jau yra pasivėlę, susivėlę ir dėl to juos reikia ir vėl šukuoti. Kai plaukai yra natūralūs, nedažyti, prisiminkit kokius, nežinau, jauna mergina arba vaikai, tai jų plaukai visą dieną gali būti žvilgantis, gražus, nesusivėlia į tokius kažkokius sruogas atskiras. Taigi, liečiant jaučiamas sausumas, šiurkštumas, plaukai išsipučia. Jeigu prieš tai buvo tiesus, bet po dažymo, po balinimo pasikeičia jų struktūra ir plaukai išsipučia. Arba pas garbanės garbanos nustojo laikytis. Irgi jeigu atėjo klientė ir matot, kad garbanos yra išsiputusios, tai reiškia, kad greičiausiai ten bus pažeistas, ne greičiausiai, bet visada bus pažeistas, nes pas garbanės natūraliai plaukai yra porėti. Ir ten jau net ir nedažytiems plaukams reikia naudoti priemonės, kurių sudėtyje yra komponentai atstatantis lipidinį sluoksnį. Taip pat greitai išsiplauna spalva. Jeigu jūs, pavyzdžiui, dažat plaukus ir pas jūs klientė ateina, sako, pas mane nesilaiko spalva, neskubėkite kaltinti savo dažus, pagalvokite, paklauskite klientės, ar jinai naudoja karštus įrankius, galbūt jinai atostogavo, galbūt jinai lanko baseiną, galbūt tiesiog naudoja kažkokius agresyvius šampūnus ir būtent tie faktoriai įtakoja blogą spalvos išsilaikymo ir tai nebūtinai kalti pasikartoja jūsų dažai. Na ir taip pat vienas tokių jau ryškiausių požymių tai yra skilinėjantis galiukai. Nes skilinėjantis galiukai parodo tai, kad kutikulės sluoksnis jau yra pažeistas, jau tuose vietose yra apnuogintas korteksas ir plaukai tiesiog lūžta ir nukrenta. Na ir kaipgi atkurti lipidinį sluoksnį, tai puikiausiai tai atkuria jį profesionalios procedūros su lipidais, keramidais, aliejais, pavyzdžiui, plaukų aliejavimas. Tai šioje nuotraukoje jūs matote, yra mano klientė, aš jai atlikau plaukų aliejavimą ir taip pasikeitė plaukai, tiesinimo žnyplės naudojamos nebuvo, tiesiog atstačiau plaukus dėka aliejavimo, aš naudoju Fizio prekės ženklo aliejus, kurie yra sukurti specialiai jau paruošti plaukų aliejavimo procedūrai, kuri ir atstato tą lipidinį sluoksnį. Na, o namuose reikėtų naudoti produktus, jau rekomenduoti klientams produktus su fosfolipidais, keramidais, aliejais ir silikonais. Tarp kitko, jeigu jūs norite pagilinti savo žinias ne tik apie plaukų struktūrą, apie atstatymo galimybės, bet ir išmokti skaityti plaukų priežiūros priemonių sudėtis, suprasti, kokie komponentai kaip veikia atstatant plaukus, kaip parinkti tinkamiausias priemonės pagal sudėtį, tai labai rekomenduoju jum peržiūrėti mano autorinį kvalifikacijos tobulinimo kursą Viskas apie plaukus. Aš paliksiu nuorodą video aprašymą, jeigu jums bus įdomu, galėsite paskaityti. Taigi, judam toliau. Nenaudoti giliai valančio šampūno, nebent tik prieš procedūrą. Tai mes jau apie tai kalbėjome, kad namuose giliai valančio šampūno neturi būti. Negalima jo naudoti namuose. Jokiais būdais. Giliai valantis šampūnas tai yra šampūnas, kurį mes naudojame salone prieš procedūras. Ir būtinai reikia naudoti apsaugą nuo karščio kiekvieną kartą formuojant plaukus ir net neformuojant. Aš tiesiog rekomenduočiau kiekvieną kartą naudoti ją. Kodėl? Todėl, kad apsaugos nuo karščio sudėtyje taipogi yra silikonai,
ir polimerai, kurie kurie apsaugo plauko struktūrą nuo pažeidimų, nes būtent silikonai ir polimerai padeda užrakinti drėgmę plaukuose ir sukuria tokią plėvelę, kuri apsaugo plaukus nuo pažeidimų, nuo trinties, nuo karštų įrankių naudojimų, vienu žodžiu. Tai jas naudoti būtina. Tik tai reikėtų pasirinkti apsaugos nuo karščio formą, kuri tinka tam tikrai plaukų struktūrai. Nes jos būna įvairios, būna skystos purškiamos, atrodo kaip vandenukas, būna alijuko pavydalo, būna kreminės konsistencijos, tai tikrai galima atrasti kiekvienai tinkančią apsaugą nuo karščio. Na ir kada reikėtų atstatyti lipidinį sluoksnį mums, plaukų specialistams, salone, tai po dažymo arba šviesinimo, jeigu jūs atlikote dažymą, tai būtinai po dažymo naudokite priemonės, kurių sudėtyje yra lipidai, keramidai, aliejai, tai visokiausi aliejukai, nenuplaunamos priemonės. Po šviesinimo būtinai atlikite atstatančią procedūrą arba panaudokite bent jau lipidinę kaukę ir tik tai paskui tonuokite plaukus. Jeigu plaukai yra išsausėję arba natūraliai garbanoti, jeigu pas jūs klientė atėjo, išsausėjusiais plaukais arba natūraliai garbanotais ir skundžiasi, kad mano plaukai ypatingai po žiemos yra išsausėję, tai tokiu atveju reikia ir drėkinti plaukus, ir atstatyti lipidinį sluoksnį. Kai klientės piktnaudžiauja karštais formavimo įrankiais, taip pat labai rekomenduoju atlikti plaukų aliejavimo procedūrą po atostogų, baseino ir saulės poveikio. Tai jeigu atvyko po atostogų, labai dažnai vasarą, pavasarį, rudenį būna klientės grįžta po atostogų ir sako, plaukai taip išsausėjo, trūpo, byra, tai pats paprasčiausias būdas yra tiesiog atlikti plaukų atstatymą. Tuoj aš perjungsiu ir jums pasakysiu, kaip turėtų jis tobulai atrodyti. Aš kalbu dabar apie šaltas procedūras, ne apie keratinus ir ne botoksus. Taigi tobula plaukų rekonstrukcija atrodo taip. Pradžioje reikia kruopščiai išplauti plaukus giliai valančių arba chelatinių šampūnų. Tada įvesti į plaukus baltymus ir aminorūgštis arba aminorūgštis. Tai prisimenama, kad korteksą sudaro baltymai, o aminorūgštis tai yra baltymų sudedamosios dalys, jeigu taip, nes aminorūgštys yra labai tokios smulkus komponentai, kurie susipina tarpusavį ir jau sudaro baltymo molekulę. Tai atstatymui tinka priemonės, kurių sudėtyje yra tiek aminorūgščių, tiek baltymų. Po atstatymo baltymais reikia plaukus drėkinti tam, kad atkurti drėgmės balansą, nes mes prisimenam, kad plaukų struktūroje turi būti apie 15% vandens. Na ir paskutinis etapas jau yra lipidinio sluoksnio atstatymas. Dažniausiai tai yra tiesiog aliejukas plaukų ir kažkoks nenuplaunamas kondicionierius, bet tai gali būti ir lipidinė kaukė. Jeigu jūs tokią naudojate, tai turite savo darbe, tai būtinai naudokite, nes ypatingai šviesintiems plaukams, bet ir visiems iš tikrųjų, nes lipidinės kaukės jos puikiai ne tik atstato lipidinį sluoksnį, bet ir kaip prailgina spalvos išsilaikymą, palengvina priežiūrą. Tai ir namams galite klientėm tokias kaukės taip pat rekomenduoti. Taigi, aš labai tikiuosi, kad šis video jums buvo įdomus, kad jūs sužinojate kažką naujo ir galėsite taikyti šias žinias savo darbe. Noriu jums padėkoti, kas pažiūrėjote šį video iki galo ir kviečiu susidraugauti soc tinkluose. Tai mano Instagram asmeninė paskyra vadinasi Margarita Sokolovskaja. Ir mano projekto Plaukų akademijos socialiniai tinklai, tai Instagrame yra Plaukų akademija _online, Facebook'e puslapis vadinasi Plaukų akademija. Na, o mano puslapyje plaukuakademija.lt rasite
mano kursų sukurtų ir seminarų pavadinimus, galbūt susidomėsite, norėsite kažką pažiūrėti. Taigi, atsisveikinu, linkiu jums sėkmės darbuose.